Važiuokit Hebra kaimą. Kas tu veikia? Artėja vienintelis žiemos ralis Halls Winter Rally. Kokios nuotaikos prieš šį ralį? Jo, artėja tas ralis labai greitai ir po šios dienos išvažiavimo į trasą, po šios dienos testų jau nuotaikos gerėja, tikrai akivaizdžiai gerėja, nes mašina likus savaitę iki ralio jau jinai važiuoja. Tai kažkas tokio, ko pas mus beveik nebūna. Dalykų visą laiką viskas turi būti surinkta paskutinė sekundė ir testai būna pirmose greičio ruožuose ralio metu. Kaip vertini oro sąlygas, kelių būklę? Aš tikėjau, bus blogiau, bet išvažiavęs į mišką tikrai akivaizdžiai daug ten sniego, pakankamai daug. Norėtų daugiau šalčio. Daugiau šalčio toks apie nulį, tas toks sunkus šlapės sniegas ir yra kaip yra. Negalim būti kondicionieriaus ir nepasišalinti kiekvienas pagal savo poreikį. Koks greičio ruožas pats mėgiamiausias, mėgstamiausias būtent Halls Winter Rally? Kiek buvo iš ankstesnių ralių? Būtent iš pačio ralio tai negali ten pabrėžti būtent kažkokio tokio, bet Halls Winter Rally geri greičio ruožai, Utenos apylinkėse čia yra gerų greičio ruožų, bet jau mums šiaip iš esmės patinka ne patys greičiausi greičio ruožai, kurie važiuoja į 5 bėgių maksimaliu greičiu ir reikia pataikyti ant kelio plataus, sakykim. Tai labiau patinka tokie darbingesni duobai, miško keliukai, siauriau, kur reikia dirbti, o ne tiesiog gazą nuspaudė iki dugno ir tiesiog važiuoja. Ko palinkėtum susirinkusiems ralio žiūrovams? Visų pirma, tai labiausiai norėčiau nematyti po Halls Winter Ralio ar apskritai po tokių ralių, kai žiūrovai mušasi atvažiavę. Kas ten yra, kaip tik žiemos ralis, tai ar vyrai karštą vyną padaugina ar kažko uždaugina ir pastovi, tai žiūrėk, mušasi, tai kažkas kažkur stumdosi. Tiesiog norėčiau palinkėti, pažiūrėti gražaus renginio, pažiūrėti, kaip lekia jų ekipažai, palaikyti tos ekipažus ir visi draugiškai, linksmai, kad su nuotaika grįžtų namo. Nenorėčiau matyti tokių visokių muštynių, kas nepuošia mūsų